Laba diena. Kartu su Jurbarko krašto verslininkų sąjunga ir partneriais Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru tęsėme projektą Startuok lengvai 2 ir šiandieną antras mano webinaras apie mokestinius aspektus. Kaip žinote, pajamų deklaravimas jau įpusėjo ir šiandieną kaip tik parengiau webinarą apie pajamų deklaravimą, nes manau, kad jis tikrai bus naudingas. Ir ypač, kaip žinome, kad nuo 2026 metų sausio 1 dienos yra pakeitimai dėl gyventojų pajamų mokesčių ir, ir tie pakeitimai atsilieps mums, kai mes deklaruosime pajamas už 27 metais, už 26 metus. Bet kad neištiktų lengvas šokas dėl progresyvumų, todėl šiandieną naudinga susipažinti, ką galime padaryti, kad galėtume mažiau mokėti mokesčių, kur galima kitaip įsimokėti tam tikras pajamas, kad būtų mažesnis gyventojų pajamų mokesčio tarifas ir taip toliau. Bandysiu šiandieną viską aptarti. Pajamų deklaravimas jau mūsų, kai sakoma, kasdieninė duona yra kiekvienais metais pasibaigus metams iki gegužės 1 dienos kiekvienas gyventojas turi padeklaruoti savo pajamas. Nesvarbu, ar jis gavo tik darbo užmokestį, ar daugiau vykdo veiklų, ar ten turi mažą bendriją, ar indalę veiklą, ar verslo liudijimą, bet visi privalo padeklaruoti pajamas. Ir arba susigrąžina gyventojų pajamų mokesčių, arba reikia sumokėti gyventojų pajamų mokesčių ir sodros įmokas. Pajamų deklaravimas jau nėra toks didelis iššūkis, kaip anksčiau buvo, nes mokesčių inspekcijos EDS sistemoje jau praktiškai deklaracijos būna parengtos, jeigu ypač ten dirbate tik pagal darbo sutartį ir gaunate tik darbo santykių pajamas, tai tikrai jos yra nesudėtingos ir patys gyventojai patys pasideklaruoja. O jeigu turite papildomų veiklų, tai, kaip žinote, kreipitės į mokesčių inspekciją ar į finansininką, kuris jums padeda padeklaruoti pajamas. Taip, kaip išvengti klaidų deklaruojant pajamas, nes tikrai tų klaidų atsiranda ir nemažai atsiranda, tai šiandieną aptarsiu keletą, nes mano praktikoje tikrai pasitaiko, kai gyventojai padaro tam tikras klaidas. Tai pirmiausia, pajamų deklaruoti anksčiau laiko tikrai nepatariu. Nes ir šiais metais buvo, ir praeitais, ir taip nuolat būna, kad ateina gyventojai pas mane deklaruoti pajamas vasario pradžioje. O tai reiškia, kad dar nėra visi duomenys jums sukelti į jūsų asmeninės deklaracijas. Nes įmonės deklaruoja pajamas iki vasario 15 dienos. Ir kai tik įmonės padeklaruoja pajamas, tik tada jums į asmeninės deklaracijas sukrenta jūsų uždirbtos pajamos, ar ten gauti dividendą, ar dar kažkas. Todėl anksčiau laiko negu iki vasario 15 dienos tikrai nerekomenduoju deklaruotis pajamų, nes jeigu padeklaruosi, deklaruoti galite, leidžia sistema. Bet žinokite, jums tada vis tiek bus netikslios tos deklaracijos, nes kai pateiks įmonės deklaracijos, jums reikės jas tikslinti. Todėl nerekomenduoju anksčiau laiko deklaruoti. Rekomenduoju šiaip geriausia tai nuo kovo mėnesio pradėti deklaruoti pajamas. Taip, įtraukti visas pajamas, deklaruokite ne tik atlyginę, bet ir indalę veiklą, nuomą, transporto pardavimą, palūkanas ar kitas pajamas. Tikrai gali pasitaikyti tokiu atveju, kai atsidaro deklaracija ten, jeigu tikrai turite nemažai kitų papildomų veiklų ir galbūt kažko nepastebėjote, o galbūt ir pastebėjote, kad kažko nėra ir apsidžiaugite, kad kažko nėra, o tai nereiks deklaruoti. Nieko panašaus, tikrai reikės deklaruoti, reikės vėliau patikslinti, jeigu neįtrauksite pajamų. Nes galbūt kažkokia įmonė dar nepateikė duomenų, būna visko ir po vasario 15 dienos dar įmonės kai kurios
tikslina duomenis, tai kad pasižiūrėkite, ar tikrai jūsų visos gaunamos pajamos jums yra sukritusios į deklaraciją. O jeigu nėra, tai kreipkitės į tam tikras įmonės, iš kurių jūs turėtumėte gauti pajamas ir prašykite, kad jums padeklaruotų ir sukristų jūsų asmeninės deklaracijas. Taip, nevėluokit pateikti deklaracijų, e, nes kad turėtumėte laiko ištaisyti klaidas ir atsakyti į tam tikrus klausimus. Nes tikrai nerekomenduoju susilaukti paskutinės dienos, o tikrai tokių gyventojų yra, kur sulaukia paskutinės dienos ir dar netgi po termino ateina ir prašo, kad padeklaruočiau pajamas, o būna visokių niuansų, ypač jeigu gaunate tikrai daug papildomų pajamų. Tai būna visokių skirtinių atvejų, kur reikia pasiaiškinti, o tam yra, kai sakoma, laikas. Todėl jūs jau vėluojate pateikti deklaraciją ir sumokėti mokesčius. Šiais metais pajamų deklaracijas reikia pateikti iki gegužės 4 dienos ir sumokėti mokesčius arba jums gražins juos. Mokesčių sumokėti, jeigu jums reikia primokėti, tai valstybiniai mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokestį reikia sumokėti įmokos kodu 1441, o sodros įmokas privalomas sveikatos draudimą PSD ir valstybinį socialinį draudimą VSD sumokėti įmokos kodu 444. Bet jeigu jums deklaracija tai rodo, kad reikia padaryti. Taip pat noriu priminti apie tokią galimybę, kad galima tiek valstybiniai mokesčių inspekcijai sodroje įsidėlioti savo mokėjimus pagal grafiką, nes pavyzdžiui, jeigu jūs tikrai uždirbote nemažai pajamų iš skirtingų veiklų ir jums prisiskaičiavo nemažai mokesčių ar gyventojų pajamų mokesčių, ar sodros įmokų, tai jūs tikrai galite kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją, į sodrą ir paprašyti, kad jums išdėliotų, pažiūrėjau, kas mėnesį kiek sumokėti. Tikrai jie geranoriškai tai daro ir padaro lankstų grafiką ir jūs mokate kiekvieną mėnesį tam tikrą mokesčių dalį. Tik tai atkreipiu dėmesį, kad kreiptis dėl išdėliojimų mokesčių jau reikia po gegužės 4 dienos, kai atsiranda skola. O ne tada, pavyzdžiui, jeigu jūs deklaravote pajamas balandžio vidury ir matote, kad ten didelė suma gausis ir jums per didelį tuo metu sumokėti ir norite kreiptis į sodrą ar į valstybinę mokesčių inspekciją, tai dar tuo metu nesikreipkite, nes dar jūs kaip ir jums sistemos nesuformavo skolos. Todėl jums dar nei mokesčių, nei sodra neskaičiuos ir neišdėlios grafikų sumokėti mokesčių. Todėl tik tai kreiptis po gegužės 4 dienos. Taip, ir dar noriu priminti, kad galima padeklaravus metinės pajamas pateikti prašymą FR 0512 ir pervesti gyventojų pajamų dalį paramos gavėjim ir politiniam organizacijom, nes tikrai yra dar kas pamiršta ir kai pasiklausai per žiniasklaidą ar mokesčių inspekcijos specialistus, kad tikrai nemaža dalis valstybė lieka, kur gyventojų pajamų mokesčių dar gyventojai nepaskirsto kažkokiam paramos gavėjų organizacijom, politiniam organizacijom ar profsąjungomis. Kaip žinote, 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčių, kurį jūs sumokėte, valstybei galima skirti jūsų pasirinktai paramos gavėjų organizacijai. Ir užpildžius šitą prašymą, tas prašymas galioja 5 netgi metus. Po 5 metų galite pratesti arba pakeisti, bet jeigu norite, galite ir kasmet keisti gavėją, kas galėtų gauti 1,2 procentus. Taip pat ir politinėms organizacijoms ir profesinėms sąjungoms galima skirti po 0,6 procentų. Tai kaip matote, 3 organizacijom galima skirti savo gyventojų pajamų mokestį. 1,2 procentus paramos gavėjim, 0,6 procentų politinėms organizacijoms ir profesiniams sąjungams 0,6. Galite pasirinkti, pavyzdžiui, tik skirti paramos gavėjams 1,2, bet politinėm organizacijom ir profesiniam sąjungom galite neskirti. Čia jau jūsų pasirinkimas, bet tik tai sakau, kad yra tokia galimybė ir tikrai rekomenduoju pasinaudoti ir šitus pinigėlius paskirti paramos gavėjams, o ne palikti valstybei.
Tai apie pajamų deklaravimą ten daug aš nekalbėsiu, kaip sakiau, kadangi jau mes kasmet tai darome ir manau, kad didelių problemų tai neiškyla, nes kreipėtės į specialistus, jeigu turite kažkokių didesnių pajamų iš skirtingų šaltinių. Nu, labiausiai tai noriu pakalbėti apie pajamų progresyvumą nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Nuo sausio 1 dienos pagrindiniai gyventojų pajamų mokesčių tarifai yra 20%, 25 ir 32%. Ir šie tarifai bus taikomi, kai deklaruosime pajamas už 26 metus, tai yra, jie atsispindės kitais metais, kai deklaruosime 27 metais už 26 metus gyventojų pajamas. Tada tie tarifai jum ir atsispindės. Ir kad jum nebūtų didelio šoko, kad galbūt jūs pateksite į progresyvumą ir jūsų pajamos galbūt bus apmokestintos 25 ar 32%, o ne 20 procentų, todėl manau aktualu žinoti, kas įeis į pajamų progresyvumą, o kas neįeis ir kaip būtų galima galbūt įsimokėti tam tikras pajamas kitų būdų, kad neįeitų į pajamų progresyvumą. Todėl labai aktualu šiais metais pasiskaičiuoti patiems, pasiplanuoti, kaip kokias pajamas gauti, kad už 26 metus, kai deklaruosite pajamas, jums nebūtų labai didelių šokų. Čia ypač liečia tie, kas gaunate įvairias pajamas. Ne, taip. Pajamų sumavimas. Kaip ir sakiau, skirtingai nei anksčiau apmokestinamos pajamos bus sumuojamos. Išskyrus gyventojų pajamų mokesčių 6 straipsnių nustatytas išimtis, apie kurias aš pakalbėsiu truputį vėliau. Ir taikomi pagrindiniai gyventojų pajamų mokesčių tarifai. Taip, 20% tarifas metiniai pajamų daliai neviršijant 36 VDU. VDU 2026 metais yra 2312,15 centų. Tai vadinasi, jeigu jūsų gautos pajamos, visos gautos pajamos neviršys 83 237,40, tai tada jūsų apmokestinamos pajamos bus apmokestintos 20% gyventojų pajamų mokesčių tarifu. Jeigu jūsų pajamos bus nuo 36 iki 60 VDU, tai yra nuo 83 237,40 iki 138 729 eurų, tai tada jūsų pajamos bus apmokestintos 25% gyventojų pajamų mokesčių tarifu. Na ir žinoma, 32% gyventojų pajamų mokesčių tarifas bus taikomas, jeigu jūsų pajamos viršys 138 729 eurus. Matote, tos sumos nėra visai mažos ir, pavyzdžiui, tą 20% tarifą įsiteks tos pajamos, kurių pajamos yra sudėjus 83 tūkstančiai su trupučiu. Ir dar, kaip sakiau, bus išimčių, kurios pajamos neįeis į šitą pajamų progresyvumą. Tai galbūt ir įmanoma įsitekti į 20% gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Tai va, prasideda progresyvumas nuo 20, 25, 32% gyventojų pajamų mokesčio tarifų. Taip, dabar noriu pasakyti, kurios pajamos įtraukiamos į pajamų progresyvumą nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Į metinės apmokestinamąsias pajamas, nustatant VDU dydį ir gyventojų pajamų mokesčių tarifą, įskaičiuojamos pajamos iš darbo santykių. Tik noriu pabrėžti, kad pajamos iš darbo santykių įtraukiamos jūsų priskaitytas darbo užmokestis, ne tiek, kiek gavote, kai sakoma, liaudiškai į rankas, bet kiek jums priskaityta ant popieriaus. Tai va šitos pajamos bus įtraukiamos į jūsų
apmokestinamasis pajamas nustatant VDU dydį ir gyventojų pajamų mokesčių tarifą. Pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą bus įtraukiamos, tantjamos, atlygis už veiklą stebėtojų taryba ir valdyboje, autoriniai atlyginimai iš darbdavio, nes galbūt kažkokį darbą darote autorinį, kažką kuriate ir už tai gausite kažkokį autorinį atlyginimą iš darbdavio, tos pajamos taip pat. MBA vadovo pajamos už vadovavimo veiklą. Tai čia pagal civilinę paslaugų sutartį, kuris įmokate savo atlygį, tai šitos pajamos bus įtrauktos irgi į pajamų progresyvumo skaičiavimą. MB nario asmeniniams poreikiams įmokėtos pajamos. Kaip žinote, mažosios bendrijos nariai gali įsimokėti asmeniniams poreikiams pajamas ir šitos pajamos taip pat bus įtraukiamos į pajamų progresyvumą. Toliau neindividualios veiklos pajamos atliekų pardavimą. Tai kaip žinote, kartais parduodate kažkokį metalą, tai šitos pajamos taip pat bus įtraukiamos į apmokestinamą pajamų progresyvumą. Turto nuoma, jeigu nuomojate turtą, tai gali būti ir kilnojamas, ir nekilnojamas, nepriklausomai koks tas turtas, irgi bus įtrauktas į pajamų progresyvumo skaičiavimą. Palūkanos, jeigu sakykime, kaip pavyzdys, banke turite santaupų, iš kurias gaunate palūkanos, tai tos palūkanos bus įtraukiamos irgi į apmokestinamą pajamų progresyvumą. Dovanos įvairios taip pat bus įtraukiamos. Verslo liudijimų pajamos, jei jos viršė 50 000 eurų per metus, viršinti dalis. Čia yra įdomus atvejis. Verslo liudijimo pajamos šiaip nebus įtraukiamos, bet jeigu, pavyzdžiui, jūs per metus uždirbate 50 000 eurų pajamų iš individualios veiklos, tai šitos pajamos nebus įtraukiamos į metinės apmokestinės pajamas, nustatant VDU dydį ir gyventojų pajamų mokesčių tarifą. Bet, pavyzdžiui, jūs uždirbote 55 000, tai viršinti dalis 50 000 bus įtraukiama, o viršinti dalis tuo atveju, jeigu 55 000, tai 5 000 bus įtraukiama į metinės apmokestinės pajamas, nustatant VDU dydį ir gyventojų pajamų mokesčių tarifą. Tai va, tokios pajamos bus įtraukiamos, nuo kurias visas sudėjus, matysite, kokį gyventojų pajamų mokesčio tarifą jums reikės taikyti, ar 20%, 25% ar 32%. Dabar pajamos neįtraukiamos į pajamų progresyvumą. Pajamos, kurios apmokestinamos 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifu, yra neįtraukiamas į pajamų progresyvumą, o tokių pajamų tikrai, kaip matote, yra nemažai. Tai va, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ilgalaikio darbo išmokos. Tai va, jeigu jūs sergate, sakykime, nedarbingume esate ir gausite išmoką į sodros, tai šitos pajamos į pajamų progresyvumą nebus traukiamos. Ar ten vaiko priežiūros atostogos esate, taip pat šitos pajamos nebus įtraukiamos į pajamų progresyvumą. Jos kaip apsimokestino 15%, taip ir apsimokestino ir už jas papildomai mokėti tikrai nereikės. Pajamos iš paskirstytų pelno, vadinami dividendai. Tai ar tuos dividendus gaunate iš mažosios bendrijos, ar iš uždarosios akcinės bendrovės, ar akcinės bendrovės, visi šitie dividendai apsimokestina 15% ir jie į pajamų apmokestinimą skaičiuojant progresyvumą irgi nesitaiko. Tai va, čia viena iš galimybių. Pavyzdžiui, jeigu turite mažą bendriją ir visą laiką mokėjotės, pavyzdžiui, už vadovavimą pagal civilinę paslaugų sutartį, kurios pajamos dabar nuo 26 metų bus įtraukiamos į skaičiuojant pajamų progresyvumą, tai dabar galima mokėtis, pavyzdžiui, dividendus ir jie nebus įtraukiami į pajamų progresyvumą. Atsiprašau. Tai va, viena iš galimybių, kur galima pasirinkti kitą būdą,
kad nebūtų įtraukta į pajamų progresyvumą. Iš investicinės sąskaitos išmokėtoms lėšoms, kurios viršė išmokėjimo metu investicinėje sąskaitoje buvusi įnašą. Kaip žinote, nuo šių metų, kas vykdo individualią veiklą, gali turėti investicinę sąskaitą. Ir kas ta investicinė sąskaita, aš jau pirmą webinarę trumpai kalbėjau, bet jeigu kažkam labai aktualu, tai galėsite kreiptis ir pakonsultuosiu asmeniškai. Investicinė sąskaita, tai pavyzdžiui, banko sąskaita, nesvarbu, kurioje finansinė institucija jūs turite banko sąskaitą ir kurioje, pavyzdžiui, įnešate 100 eurų ir joje, vykdant individualią veiklą, jūs gaunate vis pajamas ir joje visą laiką būna pajamos. Gaunat pajamas, bet investuojate, sakykime, investicijas pagal įstatymą, bet neįsimate savo, tai reiškia nepersivedate savo, bet toj sąskaitoj būna tie pinigai. Bet jeigu sugalvojate persivesti, pavyzdžiui, iš pradžių būti nešę 100 eurų, bet sugalvojate persivesti savo 150 eurų, tai nuo 50 eurų jau reikės susimokėti mokesčius ir čia gyventojų pajamų mokestis yra 15%. Tai va čia tame esmė, bet čia tik tai išsimokėjimo momentu labai aktualu. Pavyzdžiui, 26 metus jūs ten gaunate pajamas investuoti, bet savo neįsimokate. Tai už 26 metus iš investicinės sąskaitos jums iš nereikės jokių mokesčių mokėti, kol jūs savo neįsimokėsite pinigų. Toliau, ne per investicinę sąskaitą įsigytų akcijų pardavimo pajamos, jeigu šios akcijos buvo išlaikytos ilgiau nei 5 metus iki pardavimo dienos. Tai va, kaip matote, jeigu akcijas turite ilgiau nei 5 metus ir jas parduosite, taigi jos apsimokestina tik 15% ir į progresyvumo skaičiavimą taip pat neįeina. Pajamos už akcijas įsigytas pagal pasirinkimo sandorį su darbdaviu, jei jos parduodamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės jas įsigijimo. Tai irgi, va, matau, tik tai terminai čia yra su tom akcijom skirtingi, bet irgi neįeina į pajamų progresyvumo skaičiavimą. Na ir žinoma, pensijų ir gyvybės draudimo išmokos, kurios išmokamos iš pensijų fondų ir pagal gyvybės draudimo sutartis. Ir kaip šiemet, žinot, aktualu, papildoma pensijų fondai, kas kaupėsi ir šiemet nuo šių metų per 2 metus gyventojai turi teisę įsimti savo sukauptas lėšas, tai šitos iš pensijų fondų gautos lėšos neapsimokestina absoliučiai nieko ir jos neįeis į pajamų progresyvumą. Jos visiškai atskirai ir viskas. Tas pats gyvybės draudimo išmokos, jeigu turėjus kažkokias sutartis, irgi neapsimokestins ir jums neįeis į pajamų progresyvumo skaičiavimą. Verslo liudijimo pajamos, jei jos neviršia 50 000 eurų metinių pajamų. Tai va, šitos pajamos taip pat, kaip ir minėjau, jeigu neviršia 50 000 eurų per metus, tai jos neįeis į pajamų progresyvumą. Jas tik padeklaruosite, bet už jas absoliučiai jokių mokesčių mokėti nereikia, nežinote, kaip verslo liudijimą įsimam, tuo momentu sumokame gyventojų pajamų mokestį nustatytą savivaldybėje ir sodros mokesčius. O po to tik deklaruojama metinė pajamų deklaracija ir nuo jų skaičiuoti papildomų mokesčių nereikia, bet jeigu neviršia 50 000 eurų metinių pajamų. Na ir žinoma, žemės ūkio veikla, jos apmokestinamas taikant specifines taisyklės, taip pat neįeina į pajamų progresyvumo skaičiavimą. Jų apmokestinimas skaičiuojamas specifiškai, todėl taip pat šios pajamos neįeina. Nekilnojamo turto pardavimas, jei jis išlaikytas nuosavybėje ne mažiau 5 metus. Tai va, jeigu paveldėt kažkokį turtą, jį išlaikot ilgiau nei 5 metus, tai nuo jų irgi nesiskaičiuoja mokesčiai ir į pajamų progresyvumą neįeina. Nuo šių metų padarė 5 metus, prieš tai būdavo 10 metų. Kaip matote, irgi nemažai pajamų, nuo kurių nepriklausys pajamų progresyvumas ir galima kitaip susidėlioti savo pajamas, kad nereiktų mokėti tų didelių progresyvių mokesčių, kurie galbūt kai kuriuos gyventojus ir gąsdina. Taip,
įdėjau pavyzdį, kad suprastumėte maždaug kaip ten skaičiuojasi tas pajamų progresyvumas ir kaip nesiskaičiuoja. Pavyzdžiui, per 2026 metus gyventojas gavo tokias apmokestinamas pajamas. Darbo užmokestis 50 tūkstančių eurų, ligos išmoka 1500 eurų, MB vadovas gavo pajamas už vadovavimą veiklą 15 tūkstančių, nu ir įsimokėjo dar dividendus 35 tūkstančius eurų. Kaip sudėjus, matote, ta suma yra visai nemaža. Ir jeigu sudėjus visas pajamas, jinai tikrai viršytų va šitą 83 tūkstančius eurų, tai reiškia, įeitume jau į 25 procentų tarifą gyventojų pajamų mokesčio. Bet, kaip sakiau, yra pajamų, kurios nesitraukia į pajamų progresyvumą. Tai skaičiuojant pajamų progresyvumą dedasi tik šios pajamos. Darbo užmokestis dedasi, MB vadovo atlygis pagal civilinę paslaugų sutartį ir viskas. Tai matote, išeina tik tai, kad pajamų progresyvumui suskaičiuojami šitų visų gautų pajamų 65 tūkstančius. Tai vadinasi, mes neviršim 83 tūkstančių, tai mūsų pajamų apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčio tarifas ir lieka tas 20 procentų. Mes neįeinam į 25 procentus. O pajamos progresyvumą neįeina ligos išmoka, kaip sakiau, ir dividendai. Jie buvo apsimokestinę 15 procentų gyventojų pajamų mokesčių tarifų, tai taip ir lieka. Tai kaip matote, galbūt ir nėra labai baisu, tik aišku, kaip sakiau, per šiuos metus reikia labai jau pasidėlioti, pasižiūrėti, kad tas pajamas sudėlioti taip, galbūt į 15 procentų kažką tilptų įsidėti, įsimokėti ar dar kažkaip, kad metų pabaigoje neįeitume į 25 procentus ar netgi į 32 procentus gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Tai šiandieną tiek trumpas mano webinaras, bet aš norėjau sudėlioti tik pagrindinius aspektus. Kai deklaruosim pajamas už 26 metus, manau, kad tikrai iškils nemažai klausimų ir bus tikrai kai kas ir nustebę galbūt, kad bus didesni mokesčiai, bet jeigu pasiskaičiuosite, pasidėliuosite šiais metais einamaisiais, tai galbūt ir įsiteksite į tą 83 su trupučiu sumą ir įsiteksite tos 20 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Šiandieną webinarą baigiu. Jeigu turite klausimų, tai rašykite, skambinkite. Tikrai individualiai konsultuoju ir padedu gyventojams deklaruoti pajamas. Gražios dienos ir iki pasimatymo.